Seime rengiamų kovo 11-osios akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijų turinys jau nekartą sulaukė visuomenės dėmesio, o dabar ir politikų. Prieš kelias savaitės diskusijų kilo, kai vienoje konferencijoje pasisakiusi buvusi Tautos ir Teisingumo sąjungos kandidatė į Seimą Irma Gajauskaitė paskleidė dezinformaciją, sakė ji, kad ministrė Šakalienė pražudė JAV karius Pabradėje. Vėliau vykusioje spaudos konferencijoje dalyvavo ir teisėsaugos dėmesio jau sulaukęs buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus, kuris anksčiau lankėsi Minske ir kaip žinia skelbė, kad Lietuvos prezidentas yra išrinktas neteisėtai. Dabar Seimo valdyba nutarė pakeisti galiojančią parlamente organizuojamų renginių tvarką. Nuo šiol pavieniai signatarai nebegalės rengti spaudos konferencijų, tai turės būti daroma tik per signatarų klubą. Kelis signatarų klubo narius taip pat kviečiau į pokalbį, bet viešai jie kažkaip nenori dar kol kas kalbėti. Neviešai jie įvardina, kad nenori, jog Vaišvilos pozicijos būtų siejamos su signatarų klubu ir sako, kad teisė spręsti turėtų likti Seimo spaudos konferencijų centrui. Pats Vaišvila šį sprendimą kritikavo, jau kolegoms Seimo vadovybė vadino bailiais ir dvasios ubagais.